Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Lietuvos televizija kviečia į Kauno sporto halę, kurioje šį vakarą vėl didysis krepšinys. LKL superfinalo serijos 5-osios rungtynės. Vilniaus Lietuvos Ryto ekipa pirmauja serijoje 3-1 ir tai reiškia, kad šiandien sostinės klubas turi šansą tapti LKL čempionu. Po dramatiškai pralaimėtų rungtynių Vilniuje Žalgiris trauktis nebeturi kur ir suklupti nebegali taip pat. Prieš prasidedant rungtynėms dar LKL lygos padėka ilgamečiam lygos rėmėjai ir netrukus aikštėje pamatysime starto penketus. Žalgirio komandos starto penketus esame jau pradėję šioje serijoje. Mačiulis, Kalnietis, Janavičius, Jankūnas ir Šalenga. Vilniaus ekipoje vienas pakeitimas palyginus su porą pastarųjų rungtynių. Mindaugas Lukauskis, Eitsonas, Petravičius, Jomantas ir Sinica pakeitęs Donatą Zavacką, kuriam kol kas nesiseka atrasti savojo žaidimo šioje superfinalo serijoje. Na, iš karto pasakysiu, jog šiose rungtynėse yra techninių problemų, kaip ir Vilniuje antrajame mače. Šiandien streikuoja švieslentė, nebus 24 sekundžių laikrodžio bent jau kol kas. Sunkiau žaidėjams, teisėjams ir, aišku, žiūrovams. Ir būtent todėl šiandien rungtynių komisarui Kęstučiui Skėriui labai staigiai buvo paskirtas pagalbininkas, jam talkins Juozas Storpirštis, prižiūrėsiantis 24 sekundžių taisyklę. Romualdas Brazauskas, Kęstutis Pilipauskas ir Virginijus Davidavičius šių rungtynių arbitrai. Mačas prasidėjo. Na, suprantama, kad dabartinis serijos rezultatas užkrauna papildomą įtampą ant Žalgirio žaidėjų pečių. Visada sunkiau žaisti situacijoje, kai jau suklysti nebegali. Tačiau žalgiriečiai vėlgi ne naujokai krepšinyje, pačiame paties aukščiausio lygio krepšinyje ir pamatysime patys, kaip gerai ir kurie krepšininkai geriausiai susitvarkys su tuo papildomu spaudimu. Na, vėlgi, nereikia pamiršti, kad Žalgiris šiandien žaidžia namuose, kur buvo žaidžiamos trečiosios rungtynės ir tose trečiosiose rungtynėse Kauno Žalgirio ekipa praktiškai nepaliko jokių šansų varžovams, iškovodama pirmąją pergalę. Mantas Kalnietis, jo pirmasis metimas netaiklus ir sužaidus beveik minutę rezultatas kol kas lygus 0-0. Žygimantas Janavičius gavo pirmąją asmeninę pražangą, stabdydamas Čeką Eitsoną. O dabar dar viena pražanga žalgiriečiui Pauliui Jankūnui. Įsibrūmusiam su Marijonu Petravičiumi. Bandė atsidengti Vilniaus komandos vidurio puolėjas. Artūras Jomantas, perdavimas po krepšiu ir nebesuspėja užkirsti kelio kamuoliui link Petravičiaus rankų žalgiriečiai. Pirmuosius taškus pelno svečiai 2-0. Jie pirmauja. Dainius Šalenga. Perdavimas Jonui Mačiuliui, kuris labai sėkmingai susitvarko su varžovų gynyba, pelnydamas pirmosius taškus savo ir savo komandai. Rezultatas lygus 2-2. Pirmąjį mačą, serijos mačą Kaune, čia Kauno sporto halėje laimėjo Vilniaus Lietuvos Rytas 94-84. Čekas Eitsonas iš toli, metimas netaiklus ir pražanga Jonui Mačiuliui. Fiksuojama šioje situacijoje. Štai Eitsono metimas, Sinica bėga kovoti dėl kamulio. Galbūt ir stumtelėjo šiek tiek Vilniaus ekipos žaidėja Jonas Mačiulis. Sinica prie baudų metimo linijos, tačiau pirmoji bauda skrieja pro šalį, tuo labai pradžiugintama Kauno Žalgirio ekipos aistruolius, kurie su nemažu nepasitenkinimu sutiko šį rungtynių arbitrų sprendimą. Antrasis metimas taiklus. Tai dabar kamuolys skrieja pro šalį ir vos vieną tašką pavyksta išspausti iš šios pražangos Vilniaus Lietuvos Ryto ekipą. Justas Sinica pastatytas prieš Dainių Šalengą, prieš krepšininką, kurį Vilniaus ekipai bene sunkiausiai sekasi stabdyti šioje serijoje. Stabiliai ir rezultatyviai žaidžia Dainius Šalenga visose atkrintamosiose varžybose ir šioje super finalo serijoje rezultatyviau už jį rungtyniauja tik tai komandos kapitonas Paulius Jankūnas.
kurio taškų vidurkis finale yra 18. Dainius Šalenga įmeta 15, Jonas Mačiulis kiek mažiau nei 15. Taigi 3 Žalgirio puolimo lyderiai, štai šie krepšininkai. Ir dar viena klaida, atakuolant krepšį, Čekas Aitsonas atrodo sužingsniuoja. Su kamuoliu Mantas Kalnietis. Dainius Šalenga. Ką tik pelnęs taškus išvedusius komandą į priekį. Dabar antrasis iš eilės taiklus metimas ir Žalgiris priekyje 6-3. Na, pirmosios 3 dvikovos pasibaigė didžiuliais skirtumais. Sakykim taip, žaidimas galima sakyti jau nuo trečiojo kėlinio vidurio vykdavo praktiškai į vieną krepšį. Tuo tarpu ketvirtosios rungtynės buvo tokios, kurios ilgam įsimins tiek vienos, tiek kitos komandos aistruoliams. Savaime suprantama, jog su visiškai priešingais emociniais atspalviais. Čekas Aitsonas nepataiko iš po krepšio, Mantas Kalnietis tuo tarpu taikliai meta iš toli. 9-3, Žalgiris atitrūksta 6 taškais sužaidus 3 minutės ir 10 sekundžių. Daugas Lukauskis. Prieš jį Kalnietis, Lukauskis dviguba gynyba prieš jį ir atrodo pražanga žalgiriečiai. Pirmoji asmeninė pražanga jam, ketvirtoji komandinė. Aitsonas prasprūsta tarp dviejų varžovų, tačiau trumpam praranda kamuolio kontrolę, o dabar jau perdavimas, kurio tykojo Žalgirio gynyba, perimtas kamuolys. Jonas Mačiulis stabteli laukdamas komandos draugų ir puikiai matydamas situaciją, jog visi 5 Vilniaus komandos žaidėjai jau savo baudos aikštelė arba jos prieigose. O dabar dar vieną skylę suranda varžovų gynyboje žalgiriečiai. Paulius Jankūnas po Manto Kalniečio perdavimo pelno dar 2. Sakykim taip, sąlyginai lengvus taškus ir priverčia prašyti minutės pertraukėlės Rimą Kurtinaitį. Sužaidus nepilnas 4 minutės šiose rungtynėse, pirmajame jų kėlinyje Rimas Kurtinaitis jau turi prašyti pertraukėlės ir galbūt šiek tiek ir perdėlioti savo komandos žaidimo schemas, nes Žalgiris kol kas pirmauja užtikrintai pradėjęs šias rungtynes. 11-3 priekyje aikštės šeimininkai. Artūras Jomantas. Jo mestą kamuolį labai lengvai jau blokuoja Dainius Šalenga ir Žalgirio gynyba kol kas tiksi tarsi puikiai veikiantis laikrodis. Dainius Šalenga vėl po krepšiu, tačiau šį kartą nepataiko žalgirietis ir dabar jau grėsmė aikštės šeimininkų krepšiui. Justas Sinica iš toli, metimas netaiklus ir vėl po savojų krepšiu karaliauja Dainius Šalenga. Vienas iš pastebimiausių žmonių šiandien kol kas per tas pirmasias beveik 5 minutės. Mantas Kalnietis, niekas nesugeba sustabdyti dabar jo reido į baudos aikštelę ir Žalgiris labai staigiai nuo pat rungtynių pradžios dominuodamas aikštėje įgyja dviženklę persvarą 13-3. Rimas Kurtinaitis keičia krepšininkus, Martynas Gecevičius pasirodo aikštėje. Vietoje Artūro Jomanto. Justas Sinica ir vėl iš labai arti gaudo savo kiekvieną varžovą ant Žalgirio komandos gynybą. Jau baigiantis atakai skirtam laikui meta Vilniaus klubas, nepataiko, netaiklus ir antrasis metimas ir vėl ima kamuolį Justas Sinica. O dabar jau Marijonas Petravičius po krepšiu ir visa Žalgirio gynyba subirėjo per šį trečiąjį varžovų antpuolį, kurį beje ir padėjo patys sukurti varžovams. Šį kartą nenusijėmė kamuolio po savojų krepšių net 2 kartus. Po ilgos pertraukos Vilniaus ekipa pelno taškus, dabar nepavyksta pagauti kamuolio Jonui Mačiuliui ir atėjo laikas reklaminiai minutės pertraukėliai, kuri prasideda Žalgiriui turint 8 taškų persvarą.
Grįžtame į Kauno sporto halę, čia baigėsi dar viena pertraukėlė ir su kamuoliu svečiai, Čekas Eiconas. Na, vienas iš įdomesnių klausimų, ar Žalgirio treneriai šiose rungtynėse laikysis tokios pačios sistemos, atnešusios Kauno ekipai užtikrintą sėkmę trečiajame superfinalo mače ir beveik sėkmę ketvirtosiose rungtynėse Vilniuje. Tai yra žais praktiškai 7 krepšininkais be savo abiejų vidurio puolėjų. Na, Aurelijus Žukauskas ketvirtose rungtynėse timptelėjo raumenį, buvo trumpam įėjęs į aikštę, tačiau ten spėjo išbūti labai trumpai. Nieko labai rimto, tad žais šiandien Žukauskas ar ne, lems matyti labiau ne jo sveikatos būklė, o trenerių sprendimas ir rungtynių eiga. O kol kas abi komandos keičiasi tritaškiais metimais, pataikė Lietuvos Rytas, atsakė tuo pačiu Jonas Mačiulis ir štai dabar Martynas Gecevičius vėl tritaškių metimu mažina varžovų pranašumą. Paulius Jankūnas prasižengia prieš jį, berods Martynas Gecevičius. Pirmoji asmeninė ir tik antroji komandinė pražanga Vilniaus ekipai. Pirmajame kėlinyje Žalgirio kapitonas prie baudų metimo linijos. Artūras Milaknis pasirodo aikštėje Žalgirio ekipoje. Matyt, tik tai gerų žodžių galima buvo įvertinti jo pasirodymą ketvirtose rungtynėse, praleidęs dvi pirmąsias superfinalo dvikovas dėl ligos. Artūras Milaknis įrodė, jog ta priverstinė pertrauka neišmušė jo iš sportinio ritmo. Ir ketvirtose rungtynėse surinko net 17 taškų. Apsigina Kauno Žalgirio ekipa, Janavičius skuba į priekį, šalia Milaknis, Janavičius veržiasi po krepšiu ir per Stefaną Bobrauską pelno 2 taškų Žalgirio komandos gynėjas. Didindamas savo komandos persvarą dar 2 taškais, dabar jau pažeista 3 sekundžių taisyklė. Buvo per ilgai. Baudos aikštelėje Marijonas Petravičius, Žalgiriui vėl pavyksta apsiginti. 19-11, 8 taškų skirtumas, likus žaisti 3 minutės ir 5 sekundės pirmajame kėlinyje. 10 sekundžių atakai ir sėkmingai žaidžia 1 prieš 1 Jonas Mačiulis, bandė dar atlėkti į pagalbą ir aukštai iššoko Čekas Eiconas, tačiau net ir jam nepavyko pasiekti žalgiriečio mesto kamuolio ir vėl Žalgiris įgyja dviženklę persvarą ir vėl ją labai greitai mažina Marijonas Petravičius, kurį sėkmingai išnaudoja šiandien kol kas Vilniaus Lietuvos Ryto ekipa. Metimais iš po krepšio taškus renka Lietuvos Ryto vidurio puolėjas, tačiau Žalgirio komandos puolimas taip pat gana lengvai randa kelių link krepšio. Justas Sinica prasižengia prieš Žygimantą Janavičių. Trečioji komandinė pražanga svečiams, pirmoji asmeninė Justui Sinicai. Ne, antroji asmeninė jam. Žalgirio gretose aikštėje Tadas Klimavičius. Jam dabar buvo skirtas šis perdavimas, tačiau pro rankų mišką kamuolys adresato nepasiekė. Milko Bielica. Stefanas Bobrauskas iš aikštės krašto, metimas netaiklus, visiškai laisvas atakavo Vilniaus ekipos gynėjas. Janavičius dabar jau rikiuoja komandos draugus, prasideda prieš paskutinę pirmojo kėlinio minutę. Žalgiris kol kas užtikrintai pirmauja šiose rungtynėse. Mantas Kalnietis ir prasižengia prieš jį Stefanas Bobrauskas. Pirmoji asmeninė pražanga jam, ketvirtoji komandinė. Štai lygybė pagal pražangas. Dviejų komandų rodikliai vienodi. Mantas Kalnietis. Perdavimas Klimavičiui. Klimavičiui per rankas kerta Čekas Eiconas. Prie baudų metimo linijos. Žalgirio komandos krašto puolėjas. Trečiasis
visas rungtynės čia Kaune labai rezultatyviai sužaidė Tadas Klimavičius, pelnė 18 taškų, jo serijos taškų vidurkis 8 per kiekvieną finalo mačą. Dabar baudos metimo jis didina savo komandos persvarą. Tačiau taiklus vienas baudos metimas iš 2. 22-13, pusantros minutės iki pirmosios rungtynių atkarpos pabaigos. Vilniaus komandoje grįžo į aikštę Artūras Jomantas. Gecevičius perdavimas Babrauskui. Babrauskas meta iš vidutinio nuotolio ir pataiko Vilniaus komandos kapitonas. Turėjo apie ką pamastyti Steponas Babrauskas po ketvirtųjų rungtynių, kuriuose jis buvo vienintelis krepšininkas nepelnęs taškų savo komandai. Dabar jo dvitaškis metimas sumažina skirtumą, po to apsigina. Svečiai, perdavimas Babrauskui, šis tolyn Gecevičiui. Gecevičius dar kartą iš toli, metimas netaiklus ir rungtynės dėl kamuolio laimi Žalgirio komanda. Ar išlaikys kamuolį Artūras Milaknis? To jam neleidžia padaryti Lietuvos Ryto ekipa, tačiau daro tai pažeisdama taisyklės. Artūras Jomantas prasižengia, bandydamas išmušti kamuolį iš žalgiriečio rankų, o tai reiškia, jog Artūras Milaknis stos prie baudų metimo linijos atkrintamosiose varžybose. Artūras Milaknis baudų apskritai nėra metęs nė vienos. Na, galbūt tai nieko ir stebėtino, turint omeny, kad finalo pirmasis dviejas rungtynės praleido dėl ligos Žalgirio komandos gynėjas. Pirmasis metimas taiklus. 23-15. Ir antrasis taip pat. 24-15, 49 sekundės iki kėlinio pabaigos. Čakas Eiconas. Milko Bielica. Veržiasi po krepšiu, meta, pats nusiima kamuolį, pats susikūrė savo šansą antrajam metimui ir antrasis bandymas sėkmingesnis. Ir atrodo, jog grumdamasis su priešininku dėl pozicijos susižeidė šiek tiek Tadas Klimavičius. Štai šis epizodas trinktelėjo netyčia varžovui alkūnę. Milko Bielica. Tikėkimės nieko rimto. Tadas Klimavičius lieka aikštėje, tęsia rungtynes ir stumteli Artūras Jomantas Joną Mačiulį. Pats Lietuvos Ryto krepšininkas turi kiek kitokią šio įvykio versiją. Tačiau galioja ta, kurią užfiksavo rungtynių arbitras. Antroji pražanga Artūrui Jomantui ir Jonas Mačiulis stos prie baudų metimo linijos. Verda aistros nuo pat pirmųjų dvikovos akimirkų, kitokių rungtynių matyti ir nebuvo galima tikėtis. Ant kortos šiose rungtynėse pastatyta labai daug, ypač Kauno Žalgiriui. Nebeturi kur trauktis, nebegali klysti, nebegali pralaimėti Kauno žalgiriečiai, norėdami tęsti kovą dėl LKL čempionų titulo. Jonas Mačiulis baudų metimais padidino skirtumą vėl iki 9, 26-17. 15 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Čakas Eiconas. Čakas Eiconas meta iš toli ir pataiko. Sunku tritaškį Čakas Eiconas. Žalgiriui atsakymui laiko nebelieka, taigi paskutinėmis sekundėmis Čakas Eiconas, nepaisant labai kietos Dainiaus Šalengos gynybos, mažina skirtumą iki 6, 26-20 po pirmojo kėlinio. Grįžtame į Kauno sporto halę. Čia artėja į pabaigą pertrauką tarp pirmojo ir antrojo kėlinio. Žalgirio komandos kovos šūkis. Toks pat veiksmas priešingoje aikštės pusėje. 26 taškų skirtumas. Po to, kai Eiconas kėlinį užbaigė sunkių tritaškių, tai buvo pirmieji Vilniaus komandos lyderio taškai. 24 taškų vidurkis. Kol kas tokie yra Čako Eicono rodikliai puolant varžovų krepšį per kiekvieną mačą. Mindaugo Lukauskio metimas netaiklus. Donatas Zavackas pasirodė aikštėje antrojo kėlinio pradžioje. Iškart įsirašo apie savo pavardę pirmąjį atkovotą kamuolį.
Eitsonas gražiai suklaidinęs varžovus, pelno 2 taškus Čekas Eitsonas. 26-22. Pavyko jį iš dalies neutralizuoti Žalgiriui ir išspręsti vieną iš svarbiausių problemų šiame finale trečiose rungtynėse. Toje dvikovoje nors ir pelnė 17 taškų Čekas Eitsonas, tačiau nebuvo toks dominuojantis žaidėjas, kokį jį yra įpratę matyti Vilniaus komandos gerbėjai. Pavyko bent iš dalies pristabdyti Eitsoną, pasinaudojant tą pačią taktiką ir ketvirtose rungtynėse, tačiau pabaigoje matėme, kad vėl darė, ką norėjo Vilniaus komandos amerikietis ir jo žaidimas pratęsimo metu ir ketvirtojo kėlinio pabaigoje taip pat buvo viena iš tų priežasčių padėjusių išplėšti Vilniaus komandai pergalę rungtynėse, kuriuose vienu metu atrodė, kad jau Žalgirio krepšininkų indėlis bus svaresnis. Šalendai atrodo fiksuojama pražanga prieš Čeką Eitsoną. Pirmoji asmeninė žalgiriečiui, pirmoji komandinė šiame kėlinyje aikštė šeimininkams. Jonas Mačiulis ir Mantas Kalnietis grįžta į aikštę Žalgirio ekipoje. Donatas Zavackas tuo tarpu pirmasis jo metimas iš toli netaiklus ir vien žalia apranga vilkintys krepšininkai dabar Žalgirio baudos aikštelėje. Mantas Kalnietis su kamuoliu, 4 taškų skirtumas. Pražanga Donatui Zavackui. Pirmoji asmeninė jam. Kalnietis vėl suka Žalgirio komandos puolimo variklį. Dainius Šalenga iš 3 taškų zonos, metimas netaiklus. Zavackas atkovoja antrą kamuolį šiandien. Čekas Eitsonas. Zavackas suspėjo grįžti. Paulius Jankūnas po savojų krepšiu tam, kad užkirstų kelią labai pavojingam ir aštriam perdavimui Milko Bielicai. Ir Mindaugas Lukauskis. Čekas Eitsonas pataiko, dar vienas super tritaškį Čekas Eitsonas. Olimpinė ramybė veide, sumažinus skirtumą iki 1 taško, 26-25. Dvi minutės 10 sekundžių, Artūras Milaknis taip pat puikia galimybė, tačiau šį kartą nepasinaudojo Žalgirio komandos krepšininkas, kad neprarado taiklumo, įrodė Artūras Milaknis ketvirtose rungtynėse, per kurias jisai surinko 17 taškų, didžiąją dalį atakuodamas iš toli. Tačiau šiose rungtynėse kol kas tritaškio pataikyti nepavyko. Artūras Jomantas, jo metimas netaiklus ir ištraukia kamuolį žalgiriečiai. Jonas Mačiulis žvalgosi į priekį ir taiklus jo metimas. Nelaukia, kol suformuos pajėgesnė aukštesnė gynybos siena prieš Jonas Mačiulis. Taiklus dvitaškis ir vėl didina persvarą žalgirietis iki 3 taškų. 28-25. Perdavimas Bielicai. Bielica iš po krepšio pataiko po Artūro Jomanto perdavimo. Ir vėl skirtumas tirpsta iki 1 taško. 28-27. Prasižengia Milko Bielica. Antroji komandinė pražanga svečiams šiame kėlinyje. Pirmoji asmeninė Bielicai. Ir keitimas. Vietoj 4 taškus pelniusio Milko Bielicos aikštėje 6 įmetęs Marijonas Petravičius. Jankūnas grūmėsi dėl kamulio, atkovoja jį. Ir antruoju bandymu pasiekė tai, ko nepavyko padaryti pirmojų mėginimų. 2 taškai, didinantį Žalgirio persvarą iki 3. Zavackas visiškai laisvas, provokuoja dabar į savotiškai Žalgirio gynybą ir už tai yra baudžiama tritaškių metimu, atstatančių pusiausvyrą rungtynėse 30-30. Beveik 4 minutės sužaista antrajame kėlinyje. Paulius Jankūnas, nepaisydamas varžovų gynybos, baigia ataką dar vienu taikliu metimu. Komandos kapitonas pelno savo komandai dar 2 taškus, vėl grąžindamas persvarą
Kauno Žalgirio ekipai, o dabar minutėse pertraukėlė. Grįžtame į Kauno sporto halę, kur tęsiasi dar vienas LKL superfinalo karas, 5. mūšis, 32-32 taškais priekyje Kauno Žalgirio ekipa, sužaidus beveik 4 minutės. Iki štai šios Rimo Kurtinaičio paprašytos minutės pertraukėlės. 2 taškų skirtumas po to, kai Paulius Jankūnas surengė iš eilės 2 sėkmingas atakas ir 7 taškus pelnęs Žalgirio kapitonas. Dabar pagal šį rodiklį nusileidžia tik 11 metusiam Jonui Mačiuliui. Mindaugas Lukauskis veržiasi po krepšiu ir pažeista dar kartą 3 sekundžių taisyklė. Ilgokai ten prašė perdavimo ir atsidenginėjo Marijonas Petravičius. Bandė pasirinkti kitą atakos tęsinį Lukauskis, laiko tokiam sprendimui jau nebeturėjo Vilniaus komanda ir kamuolys Žalgirio rankose. Žygimantas Janavičius, Paulius Jankūnas iš 3 taškų zonos, metimas netaiklus nuo Marijono Petravičiaus rankų, kamuolys lekia už aikštės ribų, tai reiškia naują atakai skirtą laiką Žalgiriui ir naują šansą aikštės šeimininkam padidinti savo pranašumą. Beveik įpusėjus antrajam kėliniui. Rungtynėse, kuriuose Žalgiris porą kartų jau turėjo dviženklę persvarą, tačiau Vilniaus komandai pavyko tą pranašumą sumažinti štai dabar iki 2 taškų ir tai reiškia, jog varžovas pasiekiamas 1 taikliu metimu. Donatas Zavackas perdavimas po krepšiu ir ten vėl karaliauja Marijonas Petravičius. Tiesiog gerokai mažesni krepšininkai buvo likę prie jo. Tiek Janavičius, tiek Kalnietis, tiek ir Šalenga ir savo šansą išnaudoja Vilniaus komandos vidurio puolėjas, lygindamas rezultatą. Klysta aikštės šeimininkai, varžovai turi galimybę surengti greitą kontrataką ir ją efektingai užbaigia dėjimo į krepšį Čarkas Eitsonas, išvesdamas į priekį Vilniaus Lietuvos Rytą ir logiška Gintaro Krapiko. Prašoma minutės pertraukėlė. Grįžtame į Kauno sporto halę, ką tik matėte rezultatyvų ir taiklų Dainiaus Šalengos metimą, o dabar Donatas Zavackas atsako tuo pačiu. Taip. Paskutinysis taiklus Donato Zavacko metimas ir dar baudos metimas už varžovo pražangą. Pataiko šį baudos metimą Donatas Zavackas, pelnantį savo komandai 6-ąjį tašką. Žalgirio gretose vėl aikštėje Tadas Klimavičius. Dainius Šalenga. Perdavimas Jankūnui. Jankūnas meta, tačiau nepavyksta pataikyti Žalgirio kapitonui, nors situacija ir buvo ne pati prasčiausia, o dabar stabdydamas Eitsono aštrų reidą į baudos aikštelę, nebeturi jau kitos išeities, kaip tik tai pažeisti taisyklės Dainius Šalenga. Pražanga jam ir dabar dar viena pertraukėlė šiose rungtynėse. Grįžtame į Kauno sporto halę, 37-34, čia artėjant link pabaigos antrajam kėliniui, 3 taškais priekyje svečiai. Serijoje 3-1 pirmaujantys Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai atsigavę nuo to Žalgirio spurto pirmajame rungtynių kėlinyje.
Gintaras Krapikas palydi savo penketą į aikštę, duodamas patarimus paskutiniajam Tadui Klimavičiui. O Artūras Jomantas pasiruošęs grąžinti kamuolį į aikštę. Donatas Zavackas. Tokas Eiconas. Ištvara jam, Eiconas numeta Jomantui, Jomantas iš toli ir pataiko Artūras Jomantas. Paliko laisvą į žalgiriečiai, ne pirmą kartą naudojamas gynybinis sprendimas. Stipriai pasigailėjo, matyt, ir šiol turbūt tebesigaili dėl tokio sprendimo ketvirtose rungtynėse pačioje ketvirtojo kėlinio pabaigoje. Ir štai dabar taip pat Artūras Jomantas įrodo, jog labai galima jį palikti laisvą prie 3 taškų linijos. Taip, galbūt jis nėra pats pavojingiausias snaiperis Vilniaus ekipoje, tačiau pataikyti gali. Marijonui Petravičiui fiksuojama pražanga prie varžovų krepšio. Pirmoji asmeninė, trečioji komandinė. Jonas Mačiulis pasislėpęs iš komandos draugo užtvaros, meta netaikliai. Jomantas nuima kamuolį. 6 taškų persvarą įgyja Vilniaus Lietuvos Rytas. Likus žaisti mažiau nei 3 minutės. Dabar jau sunkiausias turbūt momentas šioje dvikovoje, tiek kiek yra sužaista laiko jau aikštės šeimininkam, Kauno Žalgirio krepšininkam. Donatas Zavackas tą situaciją dar labiau komplikuoja varžovam, pataikydamas 2 taškį 42-34. Mantas Kalnietis. Dainius Šalenga iš 3 taškų zonos. Taiklus metimas po ilgokos taškų sausros. Pagaliau pataiko aikštės šeimininkai. Šalengos 3 taškis mažina skirtumą iki 5. Zavacko bandymas atsakyti tuo pačiu. Jis meta netaikliai, tačiau Artūras Jomantas laimi dvikovę varžovų baudos aikštelės prieigose. Perdavimas Petravičiui. Petravičius nepataiko. Ir turi greitai grįžti prie savojo krepšio. Čia Donatas Zavackas stabdo Mantą Kalnietį, prasižengdamas. Staigiai keičiasi įvykiai aikštėje. Antroji asmeninė pražanga Donatui Zavackui, 4. komandinė svečiams. Milko Bielica grįžta į aikštę. Vietoj Marijono Petravičiaus. Mantas Kalnietis prameta baudos metimą. 5 taškus kol kas pelnė Žalgirio komandos gynėjas šios dienos rungtynėse. Vienas iš žmonių, kuris pasižymė taip pat stabilių žaidimų šioje superfinalo serijoje. Dabar jau Mindaugas Lukauskis išmaudo savo varžovą, prasiverždamas palei galinę liniją. Galbūt labiau tikėjosi galimo tolimo šūvio Mantas Kalnietis. Pernelyg arti prisiartinęs prie Lukauskio. Vėliau jau sustabdyti varžovo nebegalėjo. Skirtumas vėl didėja iki 6 taškų, 38-44. Šalenga. Sudėtingas metimas. Pastaruoju metu Vilniaus komandos gynyba pastebimai pagerėjo ir tai visų pirma jaučia Žalgirio ekipa. Sunkiai surandanti būdų ir spragų bei galimybių pelnyti taškus. Mačiulis vos nenubaudė varžovo akimirksnį praradusio koncentraciją. Gintaras Krapikas įsitikinęs, jog neužfiksavo teisėjų pražangos prieš jo komandos žaidėją. Milko Bielica. Netaiklus jo metimas, tačiau vėlgi pralaimi kovą dėl atšokusio kamuolio žalgiriečiai ir Jonui Mačiuliui dabar fiksuojama 3. asmeninė pražanga. Rodo, jog buvo pasibaigęs atakai skirtas laikas. Jonas Mačiulis, rungtynių arbitras sako, ne, dar buvo
likę šiek tiek laiko. Vėlgi tokios situacijos, kurios neveikiant 24 sekundžių laikrodžiui yra pačios painiausios, kelia daugiausiai ginčų, emocijų ir aistrų. Donatas Zavackas prie baudų metimo linijos. Pirmasis baudos metimas taiklus. Šiandien Donatas Zavackas kur kas rezultatyvesnis ir aktyvesnis negu porą pastarųjų dvikovų. Rezultatyviausiai kol kas šioje serijoje jis žaidė per pirmąjį mačą, kuriame pelnė 8 taškus, po to atitinkamai buvo tokie skaičiai 5-0-1, o štai dabar jau jo sąskaitoje šios dienos rungtynėse 10 taškų. Ir vėl padidėjęs Vilniaus komandos pranašumas. Klysta Žalgirio ekipa. Čekas Eiconas su kamuoliu, paskutinė antrojo kėlinio minutė, 8 taškų skirtumas. Apsigina Žalgiris, atimdamas kamuolį iš Čeko Eicono, o po to jau fiksuojama pražanga Artūrui Jomantui. Ir vėl daug apeliacijų, daug nuomonių tenka išklausyti šiandien arbitrams. Trečioji pražanga ir Artūrui Jomantui. Taigi lygiose sąlygose dabar ir jis, ir Jonas Mačiulis, kuris taip pat užsidirbo, susirinko 3 pražangas. Na vėlgi, čia diskutuoti galima turbūt tik tai tuomet, kai žaidi, kuomet yra tas rungtynių įkarštys, emocijos. Peržiūrėjus po kažkiek laiko, nusiraminus, peržiūrėjus šią situaciją, tai tektų pripažinti ir pačiam Vilniaus komandos žaidėjui, kad taip, arbitrai visiškai teisūs. Buvo kontaktas su prabėgančiu pro šalį Mantu Kalniečiu, tyčinis, netyčinis, čia jau kitas klausimas. Esmės tai nekeičia, Mantas Kalnietis prie baudų metimo linijos. Pirmasis baudos metimas buvo netaiklus. Rimas Kurtinaitis. Pataiko antrąjį baudos metimą Mantas Kalnietis, skirtumas sumažino 1 tašku, Jomantas sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio, kaip beje ir Dainius Šalenga. Justas Sinica vietoj Vilniaus komandos krašto puolėjo, kurio pagrindinė poilsio priežastis matyti yra tos 3 asmeninės pražangos, dar neįpusėjus rungtynėm. Mindaugas Pakauskis, Donatas Zavackas ir sužingsniuoja ar prasižengia Artūras Milaknis. Taip, prasižengia Milaknis, ranka užtverdamas kelią į baudos aikštelę. Pirmoji pražanga jam, tačiau jau 5-oji Žalgirio ekipoje, tai reiškia, jo 10 taškų surinkęs Donatas Zavackas stoja prie baudų metimo linijos ir bent jau pagal tai, kaip žaidžia jis pirmuose 2 kėliniuose, galima jį įvardinti kaip vienu iš tų žaidėjų, kuris daro daugiausiai problemų Žalgirio komandos gynybai. Taip ar taip, jis pagal pelnomus taškus dabar rezultatyviausias krepšininkas. 12 jų jau surinko. Iki didžiosios pertraukos Donatas Zavackas. 9 taškų persvarą turi svečiai ir dengti pabaigą antrajam kėliniui 48-39. Mantas Kalnietis su kamuoliu. 10 sekundžių lieka atakai. Nesėkmingas bandymas pelnyti 2 taškus, po to jau nepavyksta kovoti kamuolio Pauliui Jankūnui ir Vilniaus Lietuvos Rytas vėl turi dar šiek tiek laiko paskutiniai atakai šiame kėlinyje. Čekas Eiconas pameta kamuolį, jis tiesa susigrąžino, tačiau labai trumpam ir štai taip chaotiškai baigėsi antrasis kėlinys. 48-39 po 2 kėlinių. Vilniaus Lietuvos Ryto komanda pirmauja 9 taškais, dabar didžioji pertrauka. Beveik baigėsi didžioji pertrauka Kauno sporto halėje, tęsime tiesioginę transliaciją ir netrukus prasidės trečiasis kėlinys. 5-osios LKL superfinalo serijos rungtynės. Serijos, kurioje iki galutinės pergalės Vilniaus komandai trūksta 1 laimėtų rungtynių ir per antrąjį kėlinį Lietuvos Rytas parodė ir žaidimu, ir skaičiais, kad yra pasiruošęs tą 4-ąją pergalę
iškovoti šiandien. Žalgirio tikslai, aišku, visiškai priešingi. Tačiau po didžiosios pertraukos trečiąjį kėlinį aikštės šeimininkai pradės turėdami 9 taškų deficitą ir labai prastai sužaidė antrąjį rungtynių kėlinį, kurį pralaimėjo 13-28. Ir čia turbūt nei apie puolimą, nei apie gynybą daugiau kalbėti, Žalgirio komandos puolimą ir gynybą daugiau kalbėti net ir nereikia. Viską pasako štai šie skaičiai. Pirmasis 10 minučių aikštės šeimininkai atrodė gyvesni, aštresni ir tikslesni, tačiau dabar po 20 minučių beveik visose statistikos kategorijose jie nusileidžia varžovams. Vienintelis rodiklis, pagal kurį pirmaujama, yra pagal klaidas. 2 klaidom mažiau padarė Žalgiris negu Lietuvos Rytas, tuo tarpu varžovai taikliau meta baudas 2 taškus ir 3 taškus, gerokai sėkmingiau kovojo dėl atšokusių kamuolių. 19-12 ir iš tų 19 net 6 nuimta po varžovų krepšiu. Mindaugas Lukauskis įsiveržė į baudos aikštelę, praslysdamas pro Žygimantą Janavičių ir pelno pirmosius taškus savo komandai. Tai yra pirmas kartas, kuomet Lietuvos Rytas įgyja dviženklę persvarą šios dienos rungtynėse 50-39. Dabar labai daug kas priklausys nuo to, ar Žalgirio treneriams pavyko rasti atsakymus į tai, kasgi blogai vyko komandos žaidime antrajame kėlinyje, kuriame ryškią iniciatyvą turėjo Vilniaus Lietuvos Ryto ekipa. Nuo to, ar sugebės surasti sprendimus ir ar tuos sprendimus sugebės įgyvendinti žaidžiantys krepšininkai, gali priklausyti ir tas faktas, ar Žalgiriui šiandien nesibaigs šis sezonas. Jomantas perdavimas po krepšiu ir Paulius Jankūnas prasižengia prieš Marijoną Petravičių. Tiksliai įžaidė kamuolį dabar Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. Paulius Jankūnas nebelabai ir turėjo kitą pasirinkimą po to, kai kamuolys atsidūrė Marijono Petravičiaus rankose. 2 baudos metimai. Na, jeigu kalbėsime apie siurprizus, tai galima sakyti, kad kozirinį tūzą iš savo kaladės Rimas Kurtinaitis ištraukė. Juo tapo Donatas Zavackas, žaidęs tik tai antrajame kėlinyje, tačiau per tą laiką surinkęs 12 taškų ir tapęs rezultatyviausių krepšininkų Vilniaus Lietuvos Ryto ekipoje šios dienos rungtynėse. Kol kas po 20 minučių. Vienas taiklus baudos metimas iš 2. 51-39. Paulius Jankūnas stringa varžovų gynyboje. Eicenas gelbsti kamuolį ir pradeda savo ataką, gana greitą ataką Vilniaus Lietuvos Rytas. Netaiklus Sinicos metimas, tačiau ir vėl pralaimėta kova dėl atšokusio kamuolio. Žalgirį vers dabar vėl sukandus dantis arti prie savojo krepšio, kadangi 2 taškus dabar dėjimo iš viršaus pelno Justas Sinica. Ir štai matėte, kokią didžiulę persvarą dabar jau turi kovodami abiejose baudos aikštelėse svečiai. 22-13. 14 taškų skirtumas Žalgiriui ir trečiojo kėlinio pradžia klostosi labai sunkiai. Jonas Mačiulis, pražanga Artūrui Jomantui. Ketvirtoji asmeninė Jomantui šios dienos rungtynėse. Ir vietojo žmogus, kuris pridarė kol kas daugiausiai nemalonumų Žalgiriui per pirmasias 20 minučių. 12 taškų pelnęs Donatas Zavackas. Tai nešalinga perdavimas Jankūnui. Jankūnas visiškai laisvas po krepšiu, taiklus jo metimas. Ir pirmieji Žalgirio taškai trečiajame kėlinyje. Mažinantį skirtumą iki 12. Vėl perdavimas Marijonui Petravičiui ir vėl tik tai pražangomis nutraukė šią ataką aikštės šeimininkai. Paulius Jankūnas vėl kerta per rankas varžovui. Trečioji pražanga Žalgirio kapitonui. 3 pražangas yra surinkęs ir Jonas Mačiulis. Taigi Mačiulis ir Jankūnas žaidėjai, kurie yra gyvybiškai svarbus ir mirtinai reikalingi Žalgiriui. Turi po 3 pražangas, sakykim taip, didelio pavojaus dar nėra, tačiau 3 pražangos tai ne viena. Marijonas Petravičius.
Baudų metimais didina skirtumą vėl iki 14. Paulius Jankūnas iš 3 taškų zonos. Netaiklus metimas ir dar labiau gerina savo statistiką. Gindamiesi dėl šokusių kamuolių. Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. Kamuolys nuo žalgiriečių kojų palieka aikštę. Zavackas. Lukauskis. Perdavimas Zavackui. Zavackas kamuolį pameta. Jonas Mačiulis sugeba numesti jį Mantui Kalniečiui. Kalnietis palaukia komandos draugų. Ir pražanga. Besiginančiam Vilniaus Rytos krepšininkui. Ir vėl nedidelė pauzė, kol bus pavalytas parketas. Jonas Petravičius, antroji asmeninė pražanga. Vilniaus komandos vidurio puolėjui vietoj Žygimanto Janavičiaus aikštėje Artūras Milaknis. Ar tai reiškia, jog jis galbūt bandys tapti to krepšininku, kuris išjudins šiaip jau pastarosiamis minutėmis stringantį Žalgirio puolimą. Nepavyksta pelnyti taškų Jonui Mačiuliui. Na, be jokios abejonės, tas labai sėkmingai sužaistas antrasis kėlinys suteikia labai daug pasitikėjimo savo jėgomis Vilniaus Lietuvos Ryto ekipai, tuo labiau, kad ir prasidėjus trečiajam kėliniui jie sugebėjo padidinti savo pranašumą. Dabar Donatas Zavackas prasižengė trečiąjį kartą. Dainius Šalenga, atrodo, stos prie baudų metimo linijos. Ketvirtoji komandinė pražanga Lietuvos Ryto ekipai šiame kėlinyje ir minutės pertraukėlė. Grįžtame į Kauno sporto halę. Čia nerimo kėlinys, nerimo minutės Kauno Žalgirio ekipai atsiliekančiai 14 taškų skirtumų. Ir aišku, sustiprėjusios Vilniaus komandos viltys šiomis rungtynėmis. Užbaigti 2008-2009 metų sezoną. Na, skirtumas nėra didelis, kad būtų galima pradėti kalbėti apie kažkokias pabaigas. Jos gali būti pačios įvairiausios. Kaip matėme, sunku nuspėti įvykių seką ketvirtose rungtynėse netgi tada, kai jau galbūt daugelis ir pagalvoja, kad viskas yra aišku tose rungtynėse. Nepataiko antrojo baudos metimo Žalgirio komandos krepšininkas, o dabar vėl perdavimas po krepšiu ir ten jau nesustabdomas Marijonas Petravičius, pelnantis savo komandai 13 tašką. Šiandien jį labai sėkmingai išnaudoja žaisdami Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai, pasinaudodami tuo, jog Žalgirio treneriai naudojasi tą pačią taktiką, kuri buvo sėkminga visų pirma žaidžiant gynyboje prieš pavojingiausius varžovų krepšininkus. Tai yra sėdint atsarginių žaidėjų suolelio abu Žalgirio aukštaūgiai, o juos bandantiems pakeisti Žalgirio komandos priekinės linijos žaidėjams. Kartais trūksta centimetrų, kartais trūksta galbūt šiek tiek jėgos, o kartais galbūt tiesiog ir ištvermės grūmintis su savo varžovais. Ir jeigu neklystu, taip, Aurelijus Žukauskas pasirodys aikštėje pirmą kartą šios dienos rungtynėse. Petravičius surinkęs 13 taškų sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Jį keičia Milko Bielica. Aurelijus Žukauskas pirmą kartą šios dienos rungtynėse pasirodo aikštėje. Ir dar vienas taiklus metimas. Justas Sinica užbaigė savo komandos ataką, didindamas skirtumą iki 18 taškų. Tai jau ne tiesiog duobė, tai jau labai rimta krizė Žalgirio komandai. Turint omeny, kad jau beveik įpusėjo trečiasis kėlinys. Jankūnas įduoda kamuolį Aurelijui Žukauskui į rankas, o po to prasižengia Mindaugas Lukauskis. 60-42.
Sinicos tritaškio. Žalgirio gerbėjų armija. Bukauskas pataiko baudos metimą. Pirmasis jo taškas šios dienos rungtynėse. Nežaidė trečiajame mače, vos 14 sekundžių išbuvo aikštėje ketvirtosiose rungtynėse Aurelijus Žukauskas. Štai dabar dviem baudų metimai sumažina skirtumą iki 16. Lygiai 5 minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Mindaugas Lukauskis. Ir perima kamuolį Paulius Jankūnas. Ir kala į Vilniaus komandos krepšį. Nesiryžo dabar aktyviau gintis ir kiečiau stabdyti varžovą Justas Sinica. Štai taip išvengė pirmą bumtelėjimą, neprarado kamuolio Paulius Jankūnas ir dėjimo iš viršaus vėl mažina skirtumą. Milka Bielica. 14 taškų skirtumas. Taip, persvara galbūt ir solidi, turint omeny, kaip vyksta šios rungtynės ir tai, jog abi komandos daug dėmesio skiria savojo krepšio gynybai, tačiau tikrai toli gražu dar ne ta, kuri garantuotų kažką šiandien Vilniaus Lietuvos Ryto ekipai. Taip, galbūt šiek tiek ramiau gali žaisti dabar svečiai, galbūt juos legianti psichologinė įtampa jau sumažėjo iki minimumo, tačiau Žalgiris vėlgi komanda turinti taip pat kovotojų charakterį ir pasižiūrėsime, kaip klostysis viskas po šios minutės pertraukėlės. Kiek mažiau nei 5 minutės lieka žaisti trečiajame kėlinyje, grįžta į aikštę Žalgirio penketas, rezultatyviausi krepšininkai buvo jūsų ekranuose Mačiulis ir Jankūnas 11, po 11 Dainius Šalenga 10, Vilniaus komandoje Petaravičius 13, Zavackas 12, Eitsonas 10. Milka Bielica prie baudų metimo linijos, pirmasis metimas taiklus, 61-46. Antrasis skrieja pro šalį. Žalgiris nusiima kamuolį. Paskui Stefanas Nebrauskas prasižengia prieš varžovą ir žalgirietis mes du baudos metimus. Antroji pražanga Stefanui Nebrauskui, 6 komandinė. Tokios pražangos turėtų būti palankios naudingos Kauno Žalgirio ekipai. Visų pirma, tai yra galimybė laisviem rinkti netrukdomiem taškus, aišku, pataikant. Baudos metimus turės galimybę dar pakartoti šį metimą Dainius Šalenga, per anksti įžengė Milka Bielica į baudos aikštelę. Vertus, be to, kad nieks netrukdė dabar mesti baudas, dar nereikia pamiršti ir to, jog kiekviena tokia pauzė galimybė atsipūsti. Ypač tiem žaidėjams, kuriems visos šios serijos metu tenka didžiausias krūvis. Tokas Eitsonas, jo metimas netaiklus, skirtumas štai sumažėjo jau iki 13 taškų. Ir dar daugybę laiko iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Nepavyksta pataikyti iš toli, tačiau Paulius Jankūnas laimi kovą po varžovų krepšiu, mažindamas skirtumą iki 11. 50-61. 3 minutės 45 sekundės. Milaknis valdo korpusų Čeką Eitsoną. Tai taip pat 5 komandinė pražanga Žalgirio ekipai, antroji asmeninė Artūrui Milakniui ir Čekas Eitsonas stos prie baudų metimo linijos. Marijonas Petravičius grįžta į aikštę. Kurtinaitis nenori, kad jo komanda išleistų iniciatyvą iš savo rankų. Vienas baudos metimas taiklus iš 2. Čekas Eitsonas pelno 11 tašką savo komandai ir padidina persvarą iki 12. Dainius Šalenga. Metimas iš 2 taškų zonos taiklus. 52-62. Skirtumas tirpsta iki 10 taškų. Nuo to momento, kai buvo įgyję 18 taškų pranašumą, Žalgiris jau atmetė 8 taškus, dabar galės atmesti ir visus 10, jeigu pataikys baudos metimus Dainius Šalenga.
tačiau jis jau po Rimo Kurtinaičio paprašytos minutės pertraukėlės. Kiek daugiau nei 3 minutės lieka žaisti trečiajame kėlinyje, penktosiose LKL superfinalo rungtynėse. Rungtynėse, kuriomis finalo serija gali baigtis, tačiau gali ir nesibaigti. Žalgirio komanda daro viską, kad taip neatsitiktų, kad serija grįžtų į Vilnių. Bent jau šeštosioms rungtynėms, tačiau arčiau tikslo šiame mače. Kol kas svečiai Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai vienu metu turėjo 18 taškų persvarą. Žalgiris tą persvarą dabar aptirpdė iki 10 ir dar 2 baudos metimai. Dainius Šalengas stos prie baudų metimo linijos. Šiandien 21-asis Kauno ekipos numeris. 20-asis numeris yra pelnęs savo komandai. Metęs 5 baudas, pataikęs 3. Šis metimas taiklus. Ir antroji bauda taip pat pasiekė tikslą. Dainius Šalenga mažina skirtumą iki 8. Štai taip. Kai Vilniaus ekipa įgijo 18 taškų skirtumą, tarsi sužeistas žvėris pasijuto įspaustas į kampą Kauno Žalgiris ir atsakė 10 iš eilės taškų. Dabar po ilgesnės pertraukos vėl grįžta prie savo sėkmingo žaidimo schemos Vilniaus Lietuvos Rytas. O ta schema šiandien gana dažnai yra tokia. Perdavimas Marijonui Petravičiui ir 2 taškai metant iš po krepšio. Užsižaidžia su kamuoliu dabar Čekas Eiconas, praranda jį aikštės viduryje ir sukuria kiekybinę persvarą po varžovų krepšiu Kauno Žalgiris, kurią užbaigia taikliu 2 taškų metimu Aurelijus Žukauskas. Vėl 8 taškų skirtumas, 2,5 minutės iki kėlinio pabaigos. Milko Bielica. Petravičius ir Bielica dabar 2 centrais tęsia rungtynės Vilniaus komanda. Petravičius meta pirmą kartą netaikliai, tačiau ima kamuolį ir po to jau jam per rankas kerta Aurelijus Žukauskas. Antroji pražanga jam. Marijonas Petravičius stos prie baudų metimo linijos. 13 taškų pelnė Vilniaus komandos centras. Efektyviai šiandien rungtyniauja Lietuvos Ryto komandos vidurio puolėjas. Čia vėl pataiko vieną baudos metimą iš 2. Taigi skirtumas išauga iki 9 taškų, 56-65. Liku žaisti daugiau nei porą minučių trečiajame kėlinyje. Dainius Šalengas, sunkus metimas per varžovų rankas ir kamuolys tarsi pamastęs kristi ar ne krenta į krepšį. Tritaškis metimas, kuris mažina skirtumą iki 6. Žalgirio komanda tęsia spurtą ir toliau tirpdo varžovų persvarą. Artėjant į pabaigą trečiajam šių rungtynių kėliniui nepataiko Bielica, o po to prasižengia vienas iš 2 žalgiriečių stumtelėjusių, kovojusių dėl kamuolio varžovą. 21-asis numeris Artūras Milaknis. Jam fiksuojama 3 pražanga. Mindaugas Lukauskis stos prie baudų metimo linijos. Bielica prieš sėsdamas ant atsarginių žaidėjų suolelio dar išklauso Rimo Kurtinaičio pamastymus apie keletą epizodų. Kuomet jis buvo aikštėje, Mindaugas Lukauskis tuo tarpu pirmąjį baudos metimą pataiko 5 taškai. Ir kol kas 100% pataikymas, bei ne vieno metimo iš toli šiandien neatliko. Mindaugas Lukauskis abi baudas sumetęs, dabar jis vėl padidina skirtumą iki 8. Minutė 35 sekundės. Iki trečiojo kėlinio pabaigos Mantas Kalnietis ir Donatas Zavackas išmuša kamuolį. 10 sekundžių lieka šiai Žalgirio atakai, kaip jau minėjau, dar prieš rungtynių pradžią išėjo iš rikiuotės dalis švieslentės funkcijų, neveikia 24 sekundžių laikrodis, taigi tai yra papildomi sunkumai
ir žaidėjams, ir rungtynių arbitrams. Donatas Zavackas prasižengė 4. kartą. Vienas iš rezultatyviausių ir naudingiausiai žaidžiančių Vilniaus komandos krepšininkų priverstas yra vėl palikti aikštę, sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio, vietojo Artūras Jomantas. Laimi Šalenga, taiklus jo baudos metimas. Šalenga tampa rezultatyviausių Žalgirio krepšininkų, jis jau surinko 17 taškų. Ne, jau 20 taškų, taip, Dainiaus Šalengos sąskaitoje. Ir dar 2 taiklus baudos metimai, vėl mažinantys skirtumą. Čekas Eiconas grąžino kamuolį į aikštę, Rimas Kurtinaitis grąžino į penketą Milko Bielica. 6 taškų skirtumas. Bielica numeta kamuolį į Sinicą. Sinica meta iš 3 taškų zonos, metimas netaiklus, kamuolys atitenka Kauno Žalgirio ekipai, kurioje atsiranda dar viena galimybė priartėti prie varžovų. Išsikapstė, sunkiai dirbdami, sunkiai ardami, išsikapstė iš tos duobės Kauno Žalgirio krepšininkai ir beveik jau mato tebe pirmaujančius, tačiau jau labai netoli nutolusius savo priešininkus. 6 taškų skirtumas. Paskutinė atakai skirta laiko sekundę meta Dainius Šalenga, metimas netaiklus, kasgi sugriebs kamuolį, Mantas Kalnietis paima jį. Gali iš naujo rengti ataką Kauno Žalgirio krepšininkai, pasinaudojo šiek tiek sutrikusių varžovų veiksmais, neužtikrintai kovojusių dėl kamuolio veiksmais. Ir štai įgyja papildomą galimybę. Artūras Jomantas kamuolį iš varžovo rankų praktiškai išmuša. 10 sekundžių lieka Žalgirio atakai. Mantas Kalnietis. Ir 25 iki kėlinio pabaigos. Kalniečio metimas iš toli netaiklus. Sinica ima kamuolį. Na, kaip ir pasibaigtų šis kėlinys, jau dabar aišku, kad viskas spręsis 4-ajame kėlinyje, jeigu jo užteks. Ta mes pamatysime. Tačiau dabar viena iš paskutinių Lietuvos Ryto komandos atakų, galbūt net paskutinis puolimas. Marijonas Petravičius pučia jo metimą. Aurelijus Žukauskas nutraukdamas pavojingą varžovo ataką. Šalengos šūvis iš toli, kamuolys trenkėsi į lanką ir nukrinta į aikštę Justui Sinicai į rankas. Taigi po 3 kėlinių 6 taškų skirtumas, 67-61, priekyje Vilniaus Lietuvos Rytas. Grįžtame į Kauno sporto halę, kur po 15 sekundžių prasidės 4-asis 5-ųjų LKL superfinalo rungtynių kėlinys. 67-61 po 30 minučių, 6 taškų skirtumas. Trečiąjį kėlinį Žalgiris vienu metu pralaiminėjo labai stipriai, tačiau kėlinio pabaiga priklausė Žalgirio ekipai, kuri netgi sugebėjo tą 10 minučių atkarpą ir laimėti, sumažindama skirtumą iki 6 taškų. 22-19, toks yra trečiojo kėlinio rezultatas. Nors pats kėlinys vyko labai banguotai. Sėkmingai pirmasias 4 minutės sužaidė svečiai, Žalgiris surado jėgų ir būdų kaip atsitiesti ir beveik panaikino varžovų pranašumą, prasižengė Milko Bielica, puldamas varžovų krepšį. Artūrui Jomantui užfiksuoja pražangą dabar. Milko Bielicai antroji pražanga. Pražanga, kurią galima įvertinti kaip klaida, kadangi kamuolys buvęs Lietuvos Ryto rankose, dabar jau Žalgirio ekipa kontroliuoja jį ir rengia savo ataką. Žygimantas Janavičius numeta kamuolį už aikštės ribų, ten, kur nebuvo nė vieno jo komandos draugo. Na taip, sėdėjo ten Žalgirio komandos aistruolis, vilkintis Jono Mačiulio pavardę ir numerį pažymėtais marškinėliais, tačiau jo dalyvavimo šioje Žalgirio atakoje rungtynių arbitrai neįvertino. Janavičius fiksuojama antroji asmeninė pražanga. Po to, kai taip apsilygino žaidimas po
abiejų komandų spurtų trečiajame kėlinyje. Galima tikėtis, jog šio mačo likusi dalis bus ir labai emocinga, ir labai įtempta. Marijonas Petravičius. Jomantas Eiconas su kamuoliu. 2,5 minutės sužaista šiame kėlinyje. Čekas Eiconas numeta kamuolį Bielicai. Bielica priverčia prasižengti Tadą Klimavičių, verždamasis pro galinę liniją. Tai tik pirmoji pražanga Tadui Klimavičiui. Ant atsarginių žaidėjų suolelio vis dar sėdi 4 pražangas turintis ir 11 taškų. Šiandien pelnęs Jonas Mačiulis. Jis yra pavojingiausioje situacijoje, kalbant apie asmeninės pražangas. Vilniaus komandoje tokių krepšininkų jau 2, Jomantas ir Zavackas. Mindaugo Lukausko metimas netaiklus, nusiima kamuolį Paulius Jankūnas ir Žygimantas Janavičius pradės dar vieną ataką. 69-63. 2 taškus kol kas pelnė abi komandos šiame kėlinyje. Dainius Šalenga. Paulius Jankūnas. Dabar jau jo metimas netaiklus, kamuolys aukštai pakilęs liečia krepšio konstrukciją ir atitenka apsigynusiems Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkams. Tai Jonas Mačiulis atrodo jau laukia tik tai paskutinio ženklo. Ir kai tik tai bus galimybė grįš į aikštę Žalgirio komandos krašto puolėjas. Paulius Jankūnas koja stabdo kamuolį ir išvengia labai nemalonios situacijos, kuomet kamuolį po krepšiu būtų gavęs Milko Bielica. Jonas Mačiulis dabar grįžta į aikštę. 2-2 kol kas toks šio kėlinio rezultatas. Kėlinio, kuriame sužaista jau daugiau nei 2 minutės. Čekas Eiconas. Eiconas atitrūksta nuo savo gynybos priešininko. Metimas netaiklus, tačiau Žalgirio komandos centras Aurelijus Žukauskas. Pernelyg jau buvo sunkiai užduotis dabar jam tvarkytis ne tik su Marijonu Petravičiumi, tačiau ir su Milko Bielica. Ir būtent pastarasis krepšininkas atkovojęs kamuolį varžovų baudos aikštelėje pelno 2 taškus savo komandai. 71-63. Žygimantas Janavičius į baudos aikštelę, tačiau kaip vagia kamuolį iš jo Mindaugas Lukauskis. Ir dabar panašu, kad bando mažinti tempą ir rungtynių spartą Vilniaus Lietuvos Ryto ekipa. Stengiasi ilgai žaidinėti kamuolį, ruošdami puolimą ir atakuoti tik tai atsiradus geresniai progai. Dabar nepataiko Čekas Eiconas. Ir ta proga metimui nebuvo pati geriausia, nors yra ir šiose rungtynėse matėme kokius 2 sunkius tritaškius. Yra įmetęs Čekas Eiconas, taigi tai žmogus, kuris pavojingas bet kurioje vietoje, mesdamas iš bet kur ir bet kaip. Žalgiris be abejonės puikiai tą žino, šiandien jis kol kas leido Čekui Eiconui pelnyti 11 taškų. Ir kalbant apie šią akimirką, tai yra kol kas mažiausiai rezultatyvios Čeko Eicono rungtynės šioje finalo serijoje. Dabar Žalgiriui pavyksta atsikovoti kamuolį po savuoju krepšiu. Dar 2 krepšininkus pasiruošęs įleisti į aikštę Gintaras Krapikas. 4 minutės ir 10 sekundžių sužaista ketvirtajame šių rungtynių kėlinyje. Stringa gynyboje Paulius Jankūnas. Nepralaužiamą sieną sudarė iš savo žmonių Lietuvos Ryto priekinę liniją. Čekas Eiconas ir 2 taškus pelno Čekas Eiconas ir dar stos prie baudų metimo linijos. Vėlgi akimirkai nuleido akis nuo jo įdengęs žmogus ir Čekas Eiconas vėl baudžia Žalgirį 2 taškių ir dar gali nubausti ir baudos metimu, tačiau jau po reklaminės minutės pertraukėlės. Grįžtame į Kauno sporto halę, 5:06 minutės lieka žaisti ketvirtajame kėlinyje, kuriame vėl slysta iniciatyva iš aikštės šeimininkų rankų. Čekas Eiconas dabar
stos prie baudų metimo linijos. 13 taškų surinkęs Lietuvos Ryto amerikietis gali padidinti skirtumą vėl iki 11 taškų savo komandos naudai. Tai jis ir padaro, pataikydamas baudos metimą 74-63. Mantas Kalnietis. Jonas Mačiulis iš 3 taškų zonos. Taiklaus metimas. Jonas Mačiulis mažina skirtumą iki 8, 66-74. Trumpa ir rezultatyvi Žalgirio ataka. Būtent štai tokio žaidimo dabar reikia aikštės šeimininkams. Ir aišku, laikas dabar, esant dabartiniam rezultatui, yra Vilniaus komandos sąjungininkas. Jiems skubėti niekur nereikia. Juos tenkina protingas žaidimas, ilgesnės atakos, ypač aišku, jeigu jos baigėsi štai tai, kaip matėme dabar, Artūras Jomantas pelno 2 taškus, čia Manto Kalniečio perdavimą perima Mindaugas Lukauskis ir 10 taškų skirtumas išlieka. Per tą laiką jau ištiksėjo dar viena 4 kėlinio minutė. Marijonas Petravičius spėjo net pakelti kamuolio į viršų Vilniaus komandos vidurio puolėjas, jam kerta per rankas Paulius Jankūnas. Ir dabar dar viena minutės pertraukėlė, o po jos kamuolį į aikštę grąžins Vilniaus Lietuvos Ryto ekipa. Keturios minutės 40 sekundžių lieka šiame kėlinyje. Ar jis bus paskutinis apskritai šį sezoną, tai priklausys nuo to, kaip abi komandos sužais tą likusį laiką. Kol kas Lietuvos Rytas 10 žingsnių arčiau savojo tikslo ir šios dienos rungtynėse, ir šioje finalo serijoje, ir apskritai visą šį sezoną. 3-1 pirmaujantys šioje serijoje Lietuvos Ryto krepšininkai dabar turi 10 taškų persvarą. Ir dar ir kamuolį savo rankose. 4 komandinė pražanga buvo užfiksuota Žalgiriui. Čekas Eiconas meta netaikliai. Dainius Šalenga ima kamuolį po savojų krepšiu. 4 minutės ir 20 sekundžių. Iki 4 kėlinio pabaigos. 76-66 priekyje svečiai. Tadas Klimavičius. Jo metimas netaiklus. Kietos grumtynės dėl atšokusio kamuolio. Skausmingos jos tiek vienos, tiek kitos komandos žaidėjams, tačiau kitokio krepšinio matyti ir tikėtis negalima. Ir šią dvikovą laimi Vilniaus Lietuvos Rytas, taip nuo Tado Klimavičiaus peties kamuolys palieka aikštę, o Gintaras Krapikas grąžina į penketą Aurelijų Žukauską. Kurį laiką nei viena, nei kita komanda nepelno taškų, tačiau yra situacija, kuri tinka pirmaujančiai Lietuvos Ryto ekipai. Marijonas Petravičius, prieš jį Aurelijus Žukauskas. Petravičius meta, nepataiko ir atsikovojęs kamuolį Žalgiris pereina į varžovų aikštės pusę. Delsti Kauno ekipai laiko ir galimybių jau nėra. Nepataiko iš toli Dainius Šalenga ir vėl tarsi užrišti abu krepšiai per pastarąsias porą minučių. Čekas Eiconas stabdo savo komandos narius, rodydamas, koks bus atliekamas derinys. 3 minutės ir 25 sekundės lieka žaisti šiame kėlinyje. Zavackas paliktas vienas, meta iš toli ir pataiko tritaškį, kuris didina skirtumą iki 13 taškų. 79-66. Štai tas kritinis laikas Kauno Žalgirio ekipai. Jonas Mačiulis. Netaiklus jo metimas ir kamuolys atitenka varžovams. Čekas Eiconas pereina į varžovo aikštės pusę. Atrodo jau toks įspūdis, kad po truputį senka energijos atsargos Žalgirio komandos žaidėjų akumuliatoriuose. Aurelijus Žukauskas laiko varžovą sugriebęs už marškinėlių. Pražanga jam. Ketvirtoji asmeninė, 5 komandinė ir dabar žaidėjas, kurio aprangos stiprumo išbandė Aurelijus Žukauskas, tos prie baudų metimo linijos. Vis tvirčiau kontroliuoja situaciją šiose rungtynėse Vilniaus Lietuvos Rytas. Marijonas Petravičius baudos metimą prameta.
Gintaro Krapiko veidas viską pasako. 16 taškų šiandien surinko Vilniaus komandos centras. Tradiciškai pataikydamas dabar antrąjį baudos metimą po to, kai prametė pirmąjį, 17 taškas ir į aikštę grįžta komandos kapitonas. Donatas Zavackas pataikęs labai reikalingas svečiams tritaškį, sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. 2 minutės 45 sekundės lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos, 14 taškų skirtumas. Ir visa ta šio kėlinio eiga, pastarųjų, sakykime, 3, 4, 5 minučių eiga, leidžia daryti prielaidą, jog tai gali būti ir paskutinės minutės šiame LKL sezone. Čekas Eiconas su kamuoliu, 12 taškų skiria komandas, suvokdami, jog būtent jie dabar yra padėties šeimininkai ir vėl neskuba Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. Lukauskis, bandymas perduoti kamuolį Marijonui Petravičiui, baigėsi klaida, skuba į priekį Žalgirį, Šalenga pats veržiasi po krepšiu ir pelno 2 taškus, 2 minutės 7 sekundės. Dainius Šalenga, tas žmogus, kuris inspiravo Žalgirio spurtą, kuomet varžovai buvo atitrūkę 18 taškų skirtumų, dabargi užbaigė dar vieną ataką, mažindamas skirtumą iki 10 ir priverčia Rimą Kurtinaitį prašyti minutės pertraukėlės. Grįžtame į Kauno sporto halę, šiek tiek daugiau nei 2 minutės lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Petravičius, Vilniaus komandos puolimo lyderis, 17 taškų, labai efektyviai išnaudojo savo vidurio puolėją šiandien Vilniaus ekipos krepšininkai, nuolat maitindami jį kamuoliais. Dainius Šalenga pelnęs 23 taškus. Būtent jis sumažino skirtumą iki 10, tačiau tas atstumas skiriantis abi komandas vis dar labai didelis. Artūras Jomantas su kamuoliu, vėlgi neskuba svečiai, tirpdydami likusį laiką. Ir pražanga prieš Artūrą Jomantą. Jonas Mačiulis prasižengia, tai yra 5. Jono Mačiulio pražanga šiandien, 14 taškų surinko žalgirietis, galbūt mažesni negu įprastai jo atkovotų kamuolių rodikliai. Tačiau jų pagerinti jis jau šiose rungtynėse nebegalės. Ir dabar Gintaras Krapikas į aikštę įleidžia jaunąjį Vytenį Čižauską, 16-metį, 1,88 cm ūgio gynėją, kuris jau spėjo atsižymėti šioje finalo serijoje. Antrose ir trečiose rungtynėse pelnė po 2 taškus, o dabar Artūras Jomantas prameta baudos metimą. Ir antrąjį taip pat. Ir atrodo, grąžins kamuolį Žalgiris iš šoninės linijos. Artūras Milaknis, Mantas Kalnietis pradeda Žalgirio ataką. Minutė 45 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Kas viską vadinkim taip. Stefanui Babrauskui ir Mindaugui Lukauskiui fiksuojama pražanga. Lukauskis, taip, jis buvo priverstas grumtis su ir sunkesniu, ir aukštesniu, ir stipresniu Pauliumi Jankūnu. Pražanga trečioji Lietuvos Ryto komandos gynėjų, tačiau tik antroji komandinė. Mantas Kalnietis meta iš toli, metimas netaiklus, Eiconas ima kamuolį savo baudos aikštelėje. Ir likus žaisti pusantros minutės, vis tvirtesnės Vilniaus komandos pozicijos, siekiant ketvirtosios ir paskutinės pergalės šioje finalo serijoje. Stefanas Babrauskas. Dar 2 taškai, didinantys skirtumą iki 12 ir panašu, kad galbūt ir sudėliojantis jau tuos taškus ant į. Šios dienos rungtynėse, šioje finalo serijoje ir šiame LKL sezone. Na, dabar jau likus žaisti 60 sekundžių ir Žalgirio krepšininkai turbūt puikiai suvokia, jog šiose rungtynėse jiems išsigelbėti jau nepavyks. Man net nebejoju, kad po to ketvirtojo mačo žalgiriečiai 100 kartų galvoje peržaidinėjo tą nelemtą pabaigą ketvirtose rungtynėse. Vilniuje surado turbūt kokius 200 būdų, kaip reikėjo laimėti, kaip reikėjo sužaisti, kad laimėtume jie tas rungtynės. Ir tik tai turbūt vieną būdą, kaip reikėjo sužaisti, kad ta dvikova pasibaigtų taip, kaip jie pasibaigė. Tačiau tai jau praeitis ir dabar jau lieka žaisti 42 sekundės iki
šių rungtynių pabaigos. Artūras Jomantas praranda kamuolį, Žalgiris skuba į priekį, Artūras Milaknis, Dainius Šalinga. Na, daug galvoti nėra ko. Meta Mantas Kalnietis, netaiklus jo metimas ir atkovoja kamuolį Artūras Jomantas. Tai jau viskas. 20 sekundžių iki šio LKL čempionato pabaigos, 20 sekundžių iki tos akimirkos, kuomet išvysime besidžiaugiančius naujuosius LKL čempionus. Po 2 metų pertraukos jais tampa Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai, kuriem apskritai šis sezonas turbūt buvo pats įspūdingiausias per visą klubo karjerą. Štai taip tiksi paskutinės sekundės ir dabar jau čempionų triumfo akimirkos ir laikas. Taigi, 4. kartą Vilniaus Lietuvos Rytas iškovoja klubo istorijoje LKL čempionų žiedus ir išties įspūdingas sezonas. 5 titulai. Sezono pradžioje laimėta SEP prezidentų taurė. Įpusėjus sezonui iškovota pergalė dramatiškose rungtynėse Lietuvos krepšinio federacijos taurės finale. Po to įspūdinga pergalė SEP BBL finalo ketvirto varžybose ir čempionų titulas. Dar įspūdingesnis pasirodymas Europos taurės finalo 8 varžybose. Parvežta į Vilnių ir Europos taurė ir kelialapis į kito sezono Eurolygą. Ir štai dabar ta pergalinga sezono pabaiga. Viską vainikuojantis po 2 metų pertraukos susigrąžintas LKL čempionų titulas. Na, dėkoja Žalgirio komandai Kauno ekipos aistruoliai, turint omeny, kiek teko išgyventi šį sezoną visokiausių problemų ir sunkumų Kauno klubui. Nusipelnė jie savų žiūrovų padėkos. Šampanu laistomas naujųjų čempionų treneris Rimas Kurtinaitis. Taigi dabar, aišku, džiaugsmo dienos ir džiaugsmo laikas LKL čempionams Vilniaus Lietuvos Rytui. Kauno Žalgiriui jau reikia pradėti galvoti apie ateitį. Prasidėjus finalo serijai, prieš pat jo pradžią sulaukė galų gale gerų žinių komandos aistruoliai. Atsirado naujas savininkas, pasiruošęs ištraukti klubą iš tos finansinės krizės. Ir beje, priminsiu, šį vakarą laidoje 3 milijonai 22:30 minučių mes dar pakalbėsime ir apie LKL finalus, o naujasis Žalgirio savininkas Vladimiras Romanovas šiek tiek papasakos ir apie klubo artimiausios ateities planus. Na, o kol kas jūsų ekranuose dar kelios naujųjų čempionų džiaugsmo akimirkos. Aš su jumis atsisveikinu. LKL čempionatas baigtas. Apie jo pabaigtuves, apie jo uždarimą mes dar pakalbėsime lygiai po savaitės, kada bus apdovanoti ir čempionai, ir vicečempionai, ir 3-osios vietos laimėtojai. O kol kas tiek. Gero jums vakaro šiandien. Netrukus jūsų dėmesį Panorama ir naujausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio.